Sveiki, su jumis Ralio žinios. Šią savaitę pas mus mokykloje viešėjo ypatingi svečiai. Sausio 29 dieną, ketvirtadienį, pas mus mokykloje viešėjo Lietuvoje studijuojantis tarptautinių studijų mainų studentas Samsonas iš Nigerijos, kuris papasakoja apie savo gyvenimą gimtinėje bei savo studijų patirtį įvairiose pasaulio šalyse. Savo įspūdžiais Samsonas pasidalino su mumis. Labas. Labas. Iš kur tu esi? Iš Nigerijos. Koks tavo vardas? Mano vardas Samsonas. Labai malonu. Kaip atsitiko taip, kad atkeliavai į Lietuvą? Viskas gerai čia. Man čia patinka. Man buvo Moskova, buvo Belarusija, bet nepatinka žmonės labai draugiški. Bet čia labai patinka geras miestas, draugiška aplinka, viskas patinka čia. O kaip sekasi studijuoti? Viskas gerai, nesunku, aš studijuoju tarptautinę verslą, komunikaciją, trečią kursą. Viskas gerai, nesunku. O ką manai apie mūsų miestą? Čia bus magistra, Vilnius University, o dabar dirba, aš noriu gyventi čia. Čia labai įdomu. Ką manai apie mūsų mokyklą? Apie mūsų vaikus? Viskas gerai, viskas emocinė, motyvacija turiu, o labai gera aplinka, o direktorius lygiai draugiški. Labai linksmas mūsų tikrai. Labai malonu. Tai gerai, ačiū tau. Prašom. Tikės mes susimatysim dar. Prašom. Taip pat, šią savaitę turėjome mūsų gimnaziją viešnią iš Vilniaus universiteto Julija Lekavičiūtė, kuri pasidalino savo patirtimi iš savo universiteto, kuri papasakojo apie jo galimybės ir kaip reikia atsirinkti studijas, kaip studijuoti ir ko klausyti, ko ne. Visą šią savaitę buvo ir padėjo vesti kūno kultūros pamokas mokytojams buvusi mūsų 67 laidos abiturientė Gabija Damulytė iš Anglijos. Savo prisiminimais bei įspūdžiais jinai pasidalino su mumis. Tai labas. Labą. Sveika, sugrįžus vėlgi į mūsų mokyklą ir norėčiau paklausyti tavęs kelių klausimų. Tai kuo brangi tau šitą mokyklą, kad tu ją vėl grįžai iš užsienio? Ši mokykla man brangi tuo, kad čia palikau labai daug mylimų mokytojų. Iš tikrųjų, tarp kitko ir kūno kultūros mokytojas man labai brangios. Ir norėjau čia sugrįžti, nes esu Lietuvoje dabar šiuo metu ir pagalvojau, kad būtų gerai pasavanoriauti čia. Tai puiku, šaunu. Kokiais gal prisiminimais ar šauniais įvykiais galėtum pasidalinti, kurie vyko mokyklai, kai tu mokysi? Tai vienas pagrindinis įvykis, kuris vyko, nežinau, gal kokius 5 metus iš eilės, tai yra tinklinio turnyras. Jis dar dabar tebevyksta. Tai man vakar neteko jame sudalyvauti, pateisėjauti, nes turėjau pamoką pravesti kitą, bet labai norėčiau, jeigu dar kada nors sugrįšiu, dar po kokių metų, tikiuosi dar bus ir aš dar galėsiu pateisėjauti tenais. Puiku, stengsimės. O kuo skiriasi mokykla nuo čia ir Anglijos? Man neteko būti mokykloje, bet iš sutiktų vaikų, mano bendraklasių, grupiokų, galiu pasakyti, kad jie skiriasi tuo, kad jie viską mokosi kiek lengviau, nes man visi dalykai, kuriuos aš mokinuosi dabar universitete, jau yra žinomi. Mes ten tik biškai gilinamės, bet kas yra man žinoma, tai jiem ten yra wow. Tai va. Aišku, puiku. O ką galėtum palinkėti mūsų abiturientams? Iš savęs galiu palinkėti tik tiek. Jeigu nori studijuoti kur nors užsienyje, tai mokinkitės tos šalies kalbą smarkiai. Ir visus rūpimus dalykus ir tiesiog mokinkitės ir va, tiesiog tik tiek. Gerai, ačiū tau labai. Ir už ką, ačiū. Kaip žinia, vasario 26 dieną vyksta kasmetinė valso šventė. Kviečiame greičiau ir kuo skubiau registruoti savo klasių komandas. Mokiniai, pagal 28 dienos sausio papildytas mokinių elgesio taisyklės nepamirškite dėl energetinių gėrimų pataisas. Gimnazijos teritorijoje draudžiama turėti, vartoti ar kitaip perduoti kitam energetinius gėrimus. Už tai yra skiriamas finansinės baudos. Šią savaitę galim pasidžiaugti mūsų gimnazistų aukštais pasiekimais olimpiadose bei sportinėse veiklose. Rajoninėje 9-12 klasių chemijos olimpiadoje Emilis Kazikėnas, 1 B klasės mokinys, užėmė 1 vietą, bei Laurynas Stankevičius, 2 E klasės mokinys, taip pat užėmė 1 vietą. Rajoninėme 9-10 klasių anglų kalbos konkurse Kajus Rytas Lenčiauskas, 2 E klasės mokinys, užėmė 2 vietą.
Ir Agnė Ramanauskaitė, 2A klasės mokinė, užėmė 3 vietą. Rajoninėje 9-12 klasių biologijos olimpiadoje mūsų gimnazistai užėmė aukštas pozicijas. Emilis Kaziukėnas, 1B klasės mokinys, užėmė 2 vietą. Laurynas Tankievičius, 2E klasės mokinys, užėmė 2 vietą. Dovydas Žukauskas, 3C klasės mokinys, užėmė 1 vietą. Monika Riautovaitė, 4C klasės mokinė, užėmė 3 vietą. Rajoninėje lietuvių kalbos bei literatūros olimpiadoje Emilis Kaziukėnas, 1B klasės mokinys, užėmė 1 vietą. Laurynas Tankievičius, 2E klasės mokinys, užėmė 3 vietą. Aurelija Simovič, 4F klasės mokinė, užėmė 3 vietą. Olimpinio festivalio krepšinio varžybose mūsų gimnazija užėmė 1 vietą. Sveikinam Matą Baniulį, 1B klasės mokinį, Paulių Savicką, 1A klasės mokinį, Darių Janušką, 1A klasės mokinį, Evaldą Paplauską, 1A klasės mokinį, Kajų Sereiką, 1B klasės mokinį, Nedą Jankauską, 1B klasės mokinį, Paulių Sinkevičių, 1B klasės mokinį, Tadą Maksimavičių, 1B klasės mokinį, bei Tomą Naruševičių, 1A klasės mokinį. Su jumis buvo Ralis žinios. Aš, Jonas Sadzevičius ir visa mokinių taryba linki, kad jums ateinanti savaitė būtų sėkminga bei darbšti. Yeah, well, to the people of Yonava Gymnasia, so I like the environment so much and the students are so motivated and the emotion is quite vivid, it is obviously, and I want to wish them good luck in their studies and I hope they're going to be the next Lithuanian leader. All the best, segments.